Toliau tęsiu savo senų vaikystės memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar man metas prisiminti tą momentą, kada aš gavau 1996 m. balandžio mėnesio žurnalo Genys numerį. Ir vėlgi, to paties momento aš jau nebeatsimenu, pamenu tik tai pavienius su tuo susijusius nutikimus. Vienas iš pirmų prisiminimų tas, kad pačiomis pirmomis balandžio mėnesio dienomis mano Salamiesčio mokykla jau turėjo ką tik įsigytą nuosavą mėlynos spalvos mikroautobusiuką Ford Transit, jis buvo skirtas pradėti mokinius vežioti į mokyklą. O antras, kad mokykloje iškart po pavasario atostogų vyko klasėse atvelykio margučių ridenimo varžybos ir jų metu tarp mūsų penktokų daugiausiai margučių susirinko ogi tas klasės netikėlis chuliganas Arvydas. Net kažkaip keista, bet net ir balandžio mėnesį tuomet žiema vis dar niekaip nenorėjo trauktis, sniegas vangiai, bet po truputį pradėjo tirpti jau tik po mėnesio vidurio. O aš ir vėl džiaugiausi gautų naujų Genio numerių. Tąkart buvo sukakę jau lygiai 3 metai laiko, kaip aš skaitau žurnalą Genys. Mano gyvenimas tada ir toliau dar tekėjo įprasta vaga - namai, mokykla, namai. Laisvų laikų žiūrėdavau per TV animacinį serialą Pavojingasis peliūkštis, įkvėpusi mane kūrybai ir spręsdavau Genyje esančius galvosukius. O šiame piešinyje pavaizduota sena situacija buvo tokia, kad kartą rytą, tik pabudęs iš miego, skaičiau lovelėje balandžio Genį ir beveik nepajutau, kaip staiga man iš nosies šnervės pradėjo bėgti kraujas. O vaikystėje neretai man tai būdavo, kad net netyčia ir Genio viršelį tuo krauju aptaškiau. Puoliau prašyti šalia buvusi senelį, kad tik man jis padėtų ir skubiai atneštų man vatos. Na, o kraujo lašų dėmės išliko ant to viršelio net ir iki šių dienų. 1996 m. balandis.